Užsukau į Circle K. Pasižiūrėt, taip, energetiniai. Žinai, ar tikrai reikia. Vandens pasiemam. Čia va fainų dalykėlių turi jie. Morkytės va visai nice. Žiūrėkit, va ir oboliukų turi. Nėra taip, kad vien ten čipsai visokiausius. Galaut visus. Jo, šiaip daug saldumynų tikrai. Ir taip jau būna. Keliauju ilgoj kelionėje ir norisi kažkokio tokio saldumo, kad staigiai čia duoda energijos, bet galų galegi maratoną tai nebėga. Tai nereikia farširuoti save. O, čia skirelis veikesni užkandžiai. Ir taip šiaip fainai, nes iš karto taip įėjus intencija gera. Šitai labai faini dalykėliai, švieži kokoso gabaliukai. Sudėtis jų tvarkinga, tiesiog kokosai. Manau patinka tokios sudėtis, kai yra tiesiog tas dalykas, kuris yra. Džiovinti mangai, žiūrim irgi. Nu, džiovinti mangai, dar šiek tiek sieros dioksido įdėjo. Čia šitas fainas skonis ir daugiau nieko. Oras praktiškai. Čia žiūrėkit, yra tikrai va ką visai fainai pasirinkti. Apie šitus tai aš turiu savo nuomonę, man tai labiau PhD smart, bet labiau čia va impulsinių dažniausiai. Saldainių ir batonėliai. Pasižiūrėkit, tai brangiausia vieta. Atsistoji, lauki eilėj. Super, reik, nereik, nes tą akimirką kaip ir priėmė tą sprendimą, prisivalgiau, paskui ką man čia išvalgiau. Tai stengtis impulsinių dalykėlių vengti. Užsipylei kuro, pasiėmė vandens, kokią daržovytę ir keliauju toliau. Neprisikrauni cukrų. Kaip manot, dar reikia tokių pasivaikščiojimų ekskursijų ir kitokiose vietelėse? Parašykite komentarus.